Sveiki, mėlyjeji! Šį ketvirtadienio vakarą kviečiame žiūrėti albumo apie Alytaus krašto mokslininkus pristatymas. Šiandien reikalingos naujos idėjos, reikalingi nauji postūmiai, reikalinga mintys, kurios galėtų išvesti tą mūsų laivą, kuris atsikliuvo sudėtingoje krizės audroje. Sukako 75 metai, kuomet buvo sukurtas Dzūkijos mokslininkų himnas. Džiaukis žemė, džiaukis krašte, numylėtos dainavos. Mokslas kyla, mokslas klesti, dzūkai žengia prie šviesos. Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicija Gyvenimas abipus Nemuno tarp geriausiųjų pasaulyje. Naujausių kino filmų, spektaklių, būsimų parodų ir kitų kultūrinių renginių Alytuje pristatymas kiekvieną ketvirtadienio vakarą 19:30 min. Iš ieškojimų mezgasi svajonės, iš svajonių skleidžiasi vizijos, iš vizijų gimsta žmonės, iš žmonių telkiasi galia. Šie žodžiai įrašyti naujajame Alytaus mokslininkų viziją leidinyje, pristatančiame Alytaus krašto mokslininkus. Praėjusį savaitgalį kolegijoje Alytaus mokslininkų draugija vizija visuomeniai pristatė naują leidinį Alytaus krašto mokslininkai. Idėja tokį leidinį sudaryti, išleisti kilo kraštiečių susitikimų metu 2004 ir 2006 metais daugumos pareiškė norą, kad būtų toks leidinys, kuris supažindintų Alytaus krašto visuomenę su mokslininkais, jų biografijomis, nuveiktais darbais, jų pasiekimais. Galime nuoširdžiai džiaugtis ir didžiuotis, kad iš mūsų krašto kilę tiek daug garsių žmonių, plačiai žinomų Lietuvos ir užsienio šalių mokslo pasaulyje. Beveik prieš 6 metus Alytaus mieste ir rajone gyvenančius mokslininkus į draugiją subūrė noras žinias ir patirtį geriau panaudoti krašto augimui. Pasirinktas draugijos vardas Vizija, interpretuojant vizijos sampratą kaip pozityviųjų pokyčių gimtajame krašte regėjimus, kaip kūrybinį mokslinių ieškojimų procesą ir sieki žmonių patirtį ir proto galias telkti konkretiems darbams. Per 5 metus, kol gyvuoja mūsų draugija, jau tapo tradicija organizuoti kraštiečių mokslininkų susirinkimus, organizuoti kelios apvalaus stalo diskusijos. Na ir šiandien pristatoma jau antra mūsų draugijos nariams dalyvaujant knyga. Siekiam propaguoti mokslą ir dalyvauti įvairių ūkio šakų veikloje su savo idėjomis, su savo patirtim. Alytus bene vienintelis Lietuvos miestas turintis tokio pobūdžio leidinį. Informatyvaus, patrauklaus, skoningo, kokybiško albumo leidimu rūpinosi uždaroji akcinė bendrovė Alytaus naujienos. Mes iš tikrųjų labai dėkingi tam kolektyvui ir redaktoriui Romui Burbai ir atsakingai redaktoriai Rūtai Jasionieniai, nes tai buvo iš tikrųjų nepaprastai didelis darbas. Reikėjo surinkti medžiagą ir be abejo medžiagą rinko daugiausia darbo čia įdėjo mūsų draugijos pirmininkas Povilas Tunaitis, tačiau darbo su ta medžiaga buvo iš tikrųjų labai daug, kadangi skirtingi žmonės, skirtingas pateikimas. Be abejo, mes džiaugiamės tuo, kad iš tikrųjų turime labai iškilių žmonių, kraštiečių. Ir šiandien pas mus svečiuose yra Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Zenonas Rokas Rudzikas. Ir iš tikrųjų, kai pavartai šitą knygą, čia randame žmonių, apie kuriuos galbūt mes alytiškiai mažai žinome, bet tie žmonės yra žinomi visam pasaulyje. Jie yra įvairių aukštųjų mokyklų ir universitetų garbės nariai. Manau, kad ir pažintinė prasme tai bus iš tikrųjų naudinga ir vertinga. Juolab, kad egzempliorių skaičius išleistas 600 viso labo
ir mes tos knygos nesiruošėme platinti. Tai yra reprezentacinė knyga, kuri pristato Alytaus kraštiečių mokslininkų elitą. Manau, kad tai yra leidinys, kuris tikrai turi išliekamąją vertę. Ir dirbdami mes tikrai pažinom tuos žmonės, kurie čia aprašomi, kurie pateikė savo tekstus, kuriuos teko redaguoti patys. Ir manau, kad tai tikrai reikalingas dalykas ir kaip pavyko pati knyga. Kaip ir visada turbūt, kaip ir laikraštis, per knygą išleidęs, visada gali galvoti, kažką gal geriau padaręs. Bet taip galėjo būti geriau, bet aš manau, kad jinai yra tikrai pavykusi, kiek teko susipažinti, kiek teko jau girdėti atsiliepimų. Tai yra turbūt jau keliasdešimta mūsų leidyklos knyga ir tobulumo ribų nėra ir niekada, kaip pasakius, niekas nedraudžia arba niekas nepasakys, kad Alytaus krašto mokslininkai nebus antra knyga dar. Draugijos vizija tarybos narys dr. Kazimieras Ventickas renginio metu išsamei apžvelgė draugijos veiklos 5-metį. Renginio svečius sveikino ir Alytaus kolegijos direktorė docentė Danutė Remeikienė. Aukštosios neuniversitetinės mokyklos, garsios ne tik Lietuvoje, bet ir ne vienoje užsienio šalyje vadovė apžvelgė kolegijos raidą, pasidžiaugė joje dirbančiais puikiais dėstytojais, studijų programomis atitinkančiomis dabartinio gyvenimo poreikius ir gerai įvertintomis nacionaliniu mastu, įvykdytais projektais, kitais laimėjimais. Alytaus kolegijos ateities planuose dar nemažai ambicingų užmojų. Vienas jų – Alytaus mokslo ir technologijų ekspozicijų demonstracinio centro sukūrimas. Į renginį susirinko iš mūsų krašto kilę mokslo žmonės, daug nuveikę ir tebedirbantis gimtosios šalies klestėjimo labui. Ir alytiškiai panorė drauge pasidžiaugti šviesiomis akimirkomis, nepasiduodant visuotiniai kriziniai dejonių bangai, pasisemti pozityvių idėjų. Renginyje dalyvavęs profesorius Antanas Kudzys priminė, jog būtent tądien sukako 75 metai, kai buvo parašytas ir pirmąjį kartą paskelbtas Dzūkijos mokslininkų himnas, kurį sukūrė Alytaus muzikos mokytojas Navickas. Tas himnas tuomet tapo Alytaus gimnazijos himnu. Džiaukis žemė, džiaukis krašte, numylėtos Dainavos. Mokslas kyla, mokslas klesti, dzūkai žengia prie šviesos. Albumo apie Alytaus krašto mokslininkus pristatymo svečiai klausėsi muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų parengto koncerto. Dar ilgai dalijosi maloniu bendravimu, kasdieniškais ir rimtesniais pokalbiais, tarytum dar kartą patvirtindami savo kelrodžius žodžius. Iš ieškojimų mezgasi svajonės, iš svajonių skleidžiasi vizijos, iš vizijų gimsta žmonės, iš žmonių telkiasi galia. Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicija Gyvenimas abipus Nemuno tarp geriausių pasaulyje. O jūs ar jau spėjote joje apsilankyti? Jei ne, būtinai tai padarykite. Pernai vasarį atidaryta Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicija Gyvenimas abipus Nemuno šiais metais įvertinta tarp 12 geriausių darbų pasaulyje, realizuotų naudojant prancūzijos firmos Project Channel International stiklo audinius muzeologijai. Geriausius darbus Project Channel International atrenka iš daugiau kaip 30 šalių. Visų darbų fotografijos siunčiamos į Paryžių, o tai pirmas kartas, kai lietuviams pasisekė. Iš rytų Europos šalių dar niekas nėra gavęs įvertinimo. Apdovanojimai dažniausiai atitenka vakarų šalims. Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicija Gyvenimas abipus Nemuno pirmoji ekspozicija iš rytų Europos šalių gavusi įvertinimą. Ekspozicija įvertinta, galima sakyti, dėl jos vizualinės raiškos. Visų pirma, ją įvertino firma, kuri gamina audinį iš stiklo pluošto, būtent va šitą audinį, kuris būtent ir panaudotas visoje mūsų ekspozicijoje. Ir dizaineriai, kurie kūrė šitą ekspoziciją, siunčia savo darbus ir ta firma vertina būtent šito audinio panaudojimą muzeologijoje, galima sakyti, muziejinėse ekspozicijose. Ir va šitoje kategorijoje kaip panaudotas šitas audinys, išpildant aplamai, išpildant ekspozicijos, gal temą, atsakymą ir panašiai. Tai ir buvo įvertinta viena iš 12 geriausių. Na, daugiau gal kaip meninis kūrinys,
muziejinė tema kažkokia tai. Ši ekspozicija atidaryta praėjusiu metu vasario 16 dieną. Sakykit, ar per tiek laiko daug jau alytiškių miesto svečių ją pamatė, ar jinai gausiai lankoma? Aišku, dabar po šio apdovanojimo tai vien iš smalsumo turbūt atvažiuos ne tik alytiškiai, bet ir miesto svečiai jos pasižiūrėti. O kaip iki šiol buvo? Ar ji buvo gausiai lankoma, ar mėgiama alytiškių ir miesto svečių? Na, iš tiesų, pačioje pradžioje, kai tik atidarėm, iš tiesų lankytojų tikrai buvo gausu. Ir miesto gyventojai ateidavo, na, be abejo, miesto svečiai, kurie atvažiuodavo, jie visą laiką užeina, garbingi miesto svečiai ir galbūt atveda šiaip atvykusius draugus pažįstamus į šią ekspoziciją. Na, tikrai ekspozicija yra lankoma, kad labai gausiai, tai dabar tikimės po įvertinimo susidomėjimo didesnio, bet iš tiesų tie, kurie yra buvę, tai na, nereikia nei to įvertinimo, jie patys labai gerus atsiliepimus kitiems perduoda ir bent jau Lietuvoje tarp mūsų kolegų ir tarkim, tarp archyvo yra labai gerai vertinama ir žinoma. Na, jeigu kad ir kažkur tai nuvažiuotumėm į kitą muziejų, tai tikrai visi žino apie mūsų šitą ekspoziciją. Ekspozicijos dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė. Ekspozicijos koncepciją kūrė muziejininkai Audronė Jakunskienė, Vilma Jančiulytė, Vilmantas Dunderis. Ekspozicija užima 110 kvadratinių metrų plotą. Šioje ekspozicijoje eksponuojami 14-20 amžiaus dokumentų kopijos, kurie atspindinčios Alytaus miesto istoriją. Šitie dokumentai yra surinkti iš įvairių Lietuvos ir Lenkijos archyvų, bibliotekų iš muziejų. Tai yra pirmiausia Alytaus apskrities archyvas, vyriausiasis senųjų aktų archyvas Varšuvoje, Architektūros ir statybos institutas Kaune, Lietuvos centrinės valstybės archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Mokslo akademijos biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka. Būtent iš šitų vietų mes rinkome dokumentų kopijas, kurias panaudojame šioje ekspozicijoje. Alytiškiai, kurie dar nebuvę šioje ekspozicijoje, dėl ko jie čia turėtų ateiti? Ką jie čia gali išgirsti, pamatyti, su kuo susipažinti? Na, visų pirma, atvykę čia, jie gali pamatyti pačią Alytaus miesto istoriją nuo pradžios iki galo. Tik tai ta istorija nėra atpasakota daiktais, kaip įprasta mums, bet jinai yra atpasakota rašytiniais šaltiniais. Ir be abejo, galbūt ne kiekvienas paima kažkokią knygą, pavarto, ten pasiskaito apie pirmą Alytaus vardo paminėjimą, Magdeburginės teisės, na, galbūt tai ir atrodo nuobodu, o į šitą ekspoziciją atėję, jie viską gali pamatyti, jiems nereikia vartyti, jie gali šiaip apeiti, pasižiūrėti, kas kris į akis. Ir daug ką dar gali išgirsti. Išgirsti taip pat gali, nes yra ne tik tais vaizdinės priemonės, bet yra ir garso įrašai. Na, atvykę jie gali išgirsti į kalbamą garsiai ir įskaitytą Alytaus Magdeburginių teisių aktą. Taip pat atėję į tarpukario Alytų, pasėdėti parke ant suolelio, paskaityti to meto laikraštį, na ir pasiklausyti to meto naujienų per Kauno radiją. Novatoriško dizaino ekspozicijoje žemėlapiai, fotografijos, atvirukai, video medžiaga gražiai dera su unikaliais menininkų Manto Kazakevičiaus ir Mindaugo Jakučionio 14 amžiaus kario ir 16 amžiaus moters trimatėmis rekonstrukcijomis. Pavasaris pradėjo skaičiuoti pirmasias balandžio mėnesio dienas. Saulutė vis dažniau palepina savo šilumą. Mėgstančiųjų laiką leisti gamtoje akį džiugina besiskleidžiančios žibutės. Deja, ne tik akys, bet ir kojos užkliūva už šiukšlių, kurių pilna visur. Netgi reprezentacinėse mūsų miesto poilsio zonose.
Štai čia, tarp mūsų miesto pasididžiavimo dviračių tako ir Gražuolio Nemuno tvyro didžiuliai šiukšlynai. Kasrytiniai mano pasivaikščiojimai turėdavė įkvėpti naujos dienos darbams ir kūrybiniams užmojams, regint krūvą šiukšlių sukeldavo ne pačias geriausias mintis. O kad paraginti kiekvieną iš jūsų būti tikraisiais šeimininkais ne tik savam kieme, bet ir už savo namų slenksčio, nusprendžiau veikti nedelsiant ir bent šį žemės lopinėlį išvaduoti nuo netoleruotinos, nekultūringai besielgiančių žmonių veiklos padarinių. Taigi praėjo vos keletas valandėlių ir aplinka tapo nepalyginamai gražesnė ir žinoma jaukesnė. O mano vidinė nuojauta kužda, kad mano parodyta iniciatyva paskatins ir jūs imtis aplinkos švarinimo darbų. Arba bent jau nemėtyti šiukšlių ten, kur papuola. Tegul grožis supa mus. Į pagalbą renkant šiukšles atskubėjo čia pat netoliese gyvenantis Stasys Pilkonis, kuris išsakė ir daugiau problemų susijusių ne tik su prašalaičių nekultūringumu, bet ir valdininkų aplaidumu, o galbūt ir neatsakingumu. Pone, čia daugiausiai jaunimas dabar su dviračiais, tais, kai atvažiuoja, tai čia sėdint tų suoliukų ir mėto, tai argi čia juos sutvarkysit, pone. Ar ketinote sudrausminti, kažką pasakyti, ar reaguoja? Tuo momentu pamatytau, tai aišku, kad jau aš neatsilėtau. Bet kad dabar juos žiūrėk, jį vakarop jau žiūrėk, čia pilna jų tik laksto. Pilna tik laksto. Tai ką dabar su jais daryti? Ir sakau, šičia šitų visų pakrentį, tiesiog ko neveikia, čia viskų paliko ir dar ant kalno jau šaligatvis sugrius. Ir kas nors, tai jie bus ten bėdos. Aš sakiau, šyvokas, jisgi ten vykdomi sėdi, tai čia va, Pušyno gatvėje gyvena, tai sakiau, pasakysiu šyvoko, ai tu pažiūrėk, sakysiu, kabinkris kokis pensininkas ar kas, tai jis suslaužys kojų, tada tu sakys, ojai, o 5 mėnesių jie paliko duobė prie gatvės ir iškasta, ir 5 vamzdžiai paklot liko ir nieko nėra. Nuvažiavo, čia visų, nuvarė visų patvorį, supranti. Tai čia jį buvo, sakau, iškasti viskų, kad jį būtų sujunginu, tai jis sakė, atvešim žolukė, susėsim čia, supranti. O kas taip sakė? Šitie, kur jie darė, iš vandentinkio, iš kur čia, aš nežinau, čia su ekskavatoriai šitais grūdosi, tai dar nuo savo patvarį biskį apgrebojau ir pasiunta, nėra čia kam žiūrėti, nėra čia kam savo, jie savo tik tais žiūro, o kad čia mūsų, tai niekas nežiūro. O kaip jums atrodo, visgi, ką mes, piliečiai, galėtumėm padaryti, nuveikti, kad būtų gražesnė ta aplinka, kad būtų gražiau, šviesiau, jaukiau gyventi?
Pone, aš atėjau prieš 40 metų čianais, supranti. Tai čia buvo akmenynas šiukšlynas. Tai aš paskui kaimynų sakau, kaimynas imam, tai nugrebojom, nušiukšlinom, tai čia Dzūkų gatvė yra. Tai čia anksčiau, taigi čia buvo gėlynai pas visus, tai aš paskui galvoju, iš ko tos visos. Tai dar vakarop jau jie su kibirais ir atneša pilą. Aš ateinu, o aš pasistovėjau prie vartų ir saugojau kelias naktis. Ateinu su kibirais, kur pilčia? Neškis ant savo. Ir daržo ir kur nori. Sakau, o čia nepilk. Aš nugrebojau, nušvarinu dar, eidami pasižiūrėkit, nugrebojau visų patvarį savo apšvarinu, aš apšienaunu, aptvarkau viskų. Aš einu ir einu. Bet kad visi taip žiūrėtų. Mėlieji, mylėkime savo žemę, savo pačių aplinką. Juk visas mūsų gyvenimas ir svajonės prasideda ir baigėsi būtent čia, mūsų visų žemėje. Tad saugokime ją, tą neišsenkantį gyvybės šaltinį. Neterškime, tausokime jos vandenis ir augmenyje. Alytaus miesto savivaldybė taip pat kviečia visus alytiškius, miesto įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus aktyviai įsitraukti į pavasarinę tvarkymo talką. Tegul kiekvienas mūsų, jaunas, senas, kaimynas, draugas, šią pilietinę iniciatyvą parodo, kaip yra svarbu gyventi gražioje ir jaukioje aplinkoje. Prie šiukšlių rinkimo ir rūšiavimo akcijos Darom 2009 organizuojamos visoje šalyje kasdieną prisideda vis daugiau žmonių. Alytaus rajono savivaldybė, minėdama Lietuvos vardo 1000-metį, balandžio 18 dieną rengė visuotinę talką ir pilietinę akciją Išsaugokime Lietuvos kultūros paveldą ateinančioms kartoms. Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas kviečia moksleivius, bendruomenės, seniūnijas, politinės partijas, nevyriausybinės organizacijas, savivaldybės ir viešasias įstaigas, visus rajono žmonės švarinti mūsų kraštą, tvarkyti kultūros paveldo objektus. Lietuvos Darom 2009 tikslas yra sulaukti ne mažiau 10 000 dalyvių ir turėti bent po vieną Darom tvarkymo tašką kiekviename iš 60 Lietuvos rajonų. Nebūkime abejingi ir parodykime Lietuvai, koks yra gražus Alytus, kaip jis gali pasikeisti. Tad linksmai, su gera nuotaika, kibkime švarinti Alytų. Laidos pabaigoje vėl pakviesime užsukti pas parapsichologę Liudmilą. Toliau gilinsimės į numerologijos paslaptis. O dabar žvilgsnis į naujas parodas ir kitus būsimus kultūrinius renginius. Vakar Alytaus kultūros komunikacijos centre 3 aukšto foje atidaryta tapybos darbų paroda Menų mainai svečiuose Suvalkiečiai. 2 aukšto foje Lietuvos spaudos fotografijos paroda. Parodos staigmena auksinio kadro laureatės Alytaus naujienų fotokorespondentės Zitos Stankevičienės naujausių fotolakštų ir auksinių darbų kolekcijų pristatymas. Balandžio 4 dieną 12 val. Alytaus lėlių teatras Aitvaras kviečia į lėlių kambarį. Matysite spektaklį Mikė Pūkuotukas. Inscenizacijos autorė, dailininkė ir režisierė Loreta Skruibienė. Iki balandžio 15 dienos Alytaus kraštotyros muziejuje veikia Antano Česnulio drožinių paroda. Alytaus miesto teatro galerijoje Mažoji foje visą balandžio mėnesį veikia Editos Januškevičienės scenografijos darbų paroda. Balandžio 3 dieną 11 ir 13 valandomis miesto teatro Mažojoje salėje spektaklis vaikams Uodų pasakos. Režisierius Vytautas V. Landsbergis. Visuomeninė organizacija Specialiosios kūrybos draugija Alytaus Guboja balandžio 8-9 dienomis organizuoja tarptautinį neįgaliųjų vaikų ir jaunimų teatrų festivalį Džiaugsmo ašara 2009. Festivalio atidarymas Alytaus kultūros komunikacijos centre balandžio 8 dieną 14 val. Renginyje ne tik Alytaus apskrities, kitų Lietuvos miestų, bet ir svečių iš Lenkijos neįgaliųjų mėgėjiškų teatrų trupių pasirodymai. Nuo 18 val. Laimučio Purvinio labdaros koncertas festivalio dalyviams ir žiūrovams.
Balandžio 3-9 dienomis nuo 15 valandos Dainavos kino teatras rodo fantastinį nuotykių filmą Rašalo širdis. Siaubo filmas penktadienis 13, balandžio 3-9 dienomis nuo 17:30 min. Ir 20 val. Dainavos kino teatre. Numerologija – tai vienas iš seniausių mokslų atskleidžiančių žmogaus asmenybę, charakterį ir netgi likimą. Numerologija esą atsirado netgi anksčiau už astrologiją ir buvo žinoma jau senovės Egipte. Tikima, kad skaičiai turi magiškų savybių. Taip pat manoma, kad kiekvienas skaičius, kaip kiekviena nata, turi skirtingą vibraciją, kuri suteikia vis kitas savybės. Pagal žmogaus gimimo datą, atitinkamai sudėliojant skaičius, parapsichologė Liudmila neįtikėtinai tiksliai gali nusakyti žmogaus savybės, o pagal pačios išrastą gyvenimo kreivės metodą, kokią profesiją pasirinkti, nuo kokių ligų ar situacijų saugotis, kaip seksis meilėje viename ar kitame periode. Dėliodama gyvenimo mozaiką pagal mūsų atsitiktinai pasirinkto, bet mums žinomo žmogaus gimimo datą, Liudmila akcentavo 7 žmogaus gyvenimo ciklus, kurie kiekvienam neišvengiamai atneša tam tikrų permainų. Kai 4 metai, tai čia formuojasi žmogaus instinktai, jisai dar toksai kaip ir globojamas, kaip yra sakoma, globojamas angeliukų. Tai va, reiškia, jeigu iki tų 4 metų, tai nelabai. Paskui eina 14 metų, tai jau čia prasideda, reiškia, antras ciklas, jeigu žiūrėkim, reiškia, 14 metų, toliau 22, 33, 46, 63 ir 84. Tai jeigu pasižiūrėkim į šitą datą, tai ką pirmiausiai, kas krenta į akis. Reiškia, šitam žmogui būtų, nežinau, aš čia vyras ar moteris va tos lyties, tai negaliu nustatyti, bet reiškia, žmogui, jeigu šitaip kalbėjus, kad žmogus kaip asmenybė, tai va, reiškia, turėtų būti taip. Labai palankios kelionės yra užsienin. Reiškia, jeigu tas žmogus savo gyvenimą susietų su kelionėmis, tai jam tikrai pasisektų. Periodas tame tarpsnyje, reiškia, eina iki pat 37 gyvenimo metų. Apie atsitiktinai pasirinkto, bet mums žinomo žmogaus gimimo datą, šifruodama skaičiuose užkoduotą likimą, Liudmila pasakojo dar labai daug įdomių dalykų ir beje išties atitinkančių to žmogaus pragyventus ir dabartinius metus. Todėl tikėtina, kad ir ateities prognozės taip pat gali būti realios. Šį vakarą tiek. Dėkui, kad mus žiūrite. Jaukaus ir pavasariško savaitgalio. Sudie.